kodėl yra tokia daroma praktika, kad yra kviečiamas dvasininkas ir pas žmogų, kuris prieš mirties bausmę, būtų jam galimybė suteikta išpažinti nuodėmes dvasininkui. Iš kur tokia apskritai praktika? Ir ar mes susimąstėme, kodėl taikoma tokia išpažintis prieš dvasininką praktikami prieš mirties bausmę? Ir pagalvokite, ką keičia išpažintis? Juk tas žmogus, kuris dabar išpažįsta, juk ką jis turi išpažinti? Visas pasaulis, visa Lietuva, visi artimieji, visi žino, ką jis yra iškrėtęs. No. Nes žino, ką jis padarė savo tas niekšybės. Ką reikia, tai žino, bet vis tiek yra tokių. Jo, bet esmė, pagrindas, ką jis nuteistas, čia jau paslapčių kaip ir neturi, nes atskleista. Kažkada niekas nieko nežinojo, gaudė, niekas nieko nežino. Artimieji sužinojo šokę, ar ne? Ir dabar žmogus, ką jam reikia pasakyti kunigui, ko nežino jo artimieji. Viską žino, atrodo. Atskleistos, viešai aptariamos problemos. Ir apskritai, ar pasikeis jo padėtis, jeigu jisai išpažins nuodėmes prieš Dievą, prieš kunigą, jeigu vis tiek jam bus atliekama mirties bausmė. Faktas tas, kad kai žmogus išpažįsta nuodėmes Dievui ar tai dvasininkui, jo padėtis žemėje nesikeičia, bet jo padėtis gali pasikeisti danguje. Tai eina kalba, aišku, apie didesnius dalykus, nusikaltimus. Tai norėčiau, kad mes pradėtume atsiversti Evangeliją pagal Matą 27 skyrių. Dvidešimt 27 skyrių atsiverskime ir nuo 32 eilutės. Paskaitykime. Kas čia turime dabar raštus? Gerai, Arūnai, prašau. Nuo 32 eilutės, 27 skyrius, Mato, 27 skyrius. Jo, ir paskaitykime tą istoriją nuo 32 iki 44. Išeidami jie sutiko žmogų iš Kirenijos vardu Simoną. Ta privertė nešti Jėzaus kryžių. Atėję į vietą vadinamą Golgotą, davė jam gerti rūgštaus vyno su maišto tulžimi, bet Jėzus paragavęs negėrė. Žievę jį pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kad įsipildytų, kas buvo per pranašą pasakyta. Jie dalinosi mano drabužius ir dėl mano apdaro metė į burtą. Ir ten pat susėdę saugojo jį. Viršuj nuo galvos jie prisegė užrašą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Einantys pro šalį užgaudojo Jėzų kraipydami galvas ir sakydami, šią tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas atstatai, išgelbėk save, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto žinovais ir vyresniaisiais, kalbėdami, kitus išgelbėdavo, o pats negali įsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes jų tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad tai išvaduoja tas dabar jį, jeigu jam jau reikia, nes jis sakė, aš Dievo sūnus. Taip pat jį užgaudojo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Mes čia matome, kad iš Jėzaus tyčiojosi ir praeiviai, ir kareiviai tyčiojosi, plūdo jį, ar ne? Bet sakykite, kaip jūs galvojate, kodėl plūdo jį plėšikai? Šalia jo kabantis. Juk tai yra ta pati dalia. Žinote, kodėl Jėzus buvo nukryžiuotas per vidurį? Ir ką tai reiškia? Nes jeigu gauja kažkokią tai ir nuteisė myriop, tai vadą banditų visada kryžiuodavo centre. Nes kad būtų didžiausia gėda, didžiausias nusikaltėlis, tai ir Jėzų lygiai taip pat viduryje kryžiavo, kaip banditų kokį gaujos vadeivą. Ir dabar tie plėšikai, jam iš šonų esantis, jie abu plūdo jį. Tai kodėl puolė patys kentėdami ant kryžiaus, mato, kad Jėzus visas nuplaktas, krauju pasrūvęs, kodėl jį plūdo? Dėl kokios priežasties? Nes čia rašo,
Abu plūdo jį. Aš pirmas iki šitą pastebėjau. Nes kaip tik visą laiką įstrigę, kad vienas kaip tik. Tai va, jo, čia vėliau. Bet mes dabar kalbėkime apie tai, kas buvo pradžioje. Pradžioje du. Tai va, čia tam mes esame, mes randam rašto vietos, kuris tikrai naujovės yra. Bet kokios gali būti priežastis? Gal bandysiu paspėlioti. Prašau, Edmund, tam ir esame. Jo. Tai vis dėlto gal tie plėšikai nepripažino jo kaip vadeivą, kaip plėšiko. Jo, logiška. Jo. Mūsų vadeivą laisvai vaikšto, ką tu čia veiki per vidurį, žinai. Jo, vienas iš argumentų. Taip. Tipo, čia tau ta garbė nelabai pelnyta. O, antra priežastis, ar ne? Jiems tai taip. Kaip pažiūrėsi? Manau, kad su jo mokymu čia viskas. Jo visa ideologija, visą mokymą, nes ten ir jo kalbogi nevok, nepaleistuvau, ne už tą jisai gyvenimo būdą tikrai buvo. Tai manau, dėl to jau nemėjo. Aš manau, kad žinojo, jis jau pagarsėjęs ten gerai. Arba jie plėšikai jautėsi, kad jie net geresni už jį, kad turi teisę į čia ponę veikti, kai dar blogesnis už juos. Taip, tekstas rašo, kad tie plėšikai abudu, jie buvo nešventi, jie plūdo ir prisidėjo prie Jėzaus pasityčiojimo. Ne vienas, bet du. Bet, kaip Arūnas sakė, yra dar kitas tekstas, kuris yra Evangelijų pagal Luką. Atsiverskime Luko 23 skyrių. Nuo 39 dabar iki 43. Robertėlio paprašysim. 23 skyrius Luko nuo 39 iki 43. Prašau. Nuo 39 iki 43. Vienas iš nukryžiuotų nusikaltėlių ėmė. Argi tu nesi Mesijas, gelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį, bet jau tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kad eisi savo karalystę. Jėzus jam. Iš tiesų sakau tau, vien su manimi. Perskaityk adventistiškai tą tekstą. Neteisingai perskaitai jo. Nu. Nieko, Robertas. Šiandien su manimi bus roje. Iš tiesų sakau tau šiandien. Taip. Su manimi tu būsi roje, ne? Taip, dabar antras klausimas yra. Kodėl staiga pasikeitė to antrojo nusikaltėlio nuomonę apie Jėzų ir jis ėmė užstoti Jėzų prieš savo kolegą? Pradžiai dviese, o dabar jis vienas pasitraukė ir sako, palauk. Kodėl? Man tiek. Pažuvę. Sąžinės balsų dar prabilo, dar kažkur užkabo ir jį kirbėjo ir išlindo. Teisingai, sąžinė kirbėjo. Bet kai sąžinė veikia žmoguje, jis turi turėti pagrindą kažkokį, kuo vadovautis, ar ne? Turi žinoti, kas gėris ir kas blogis. Tada sąžinė pradeda. Iš to matyt, kad jisai žinojo, nes Jo. jis sako, kad mes už pelnytai už savo darbą. O jis sako, O jisai nieko blogo nepadarė. vadinasi, jis matė Jėzų. Vadinasi, žinojo tam tikrus faktus. Dabar tik klausimėlis. Kur jis galėjo tai žinoti? Čia vietą konkrečiai reikia pasakyti. Aplinkybę, galim pasakyti. Kur jis tai galėjo žinoti apie Jėzų kažką? Daug kur, Jėzus iki daug kur vaikščiojo. Jo, Per to laiko ten jau buvo supri įvykių jisai. Jo. Jeigu iki tokio daėjo lygio, tai... Taip, plėšikai irgi vaikšto tarp normalių žmonių. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kai yra suimtieji, aš nežinau, aš nesėdėjęs esu, bet būna taip, kad dažnai įmeta ten su draugais, su nusikaltėliais drauge. Žinai, į vieną ten gardą. Ir gali būti, kad jie matė jau Jėzų, kai buvo įkalinti, arba šalia kamerų buvo, žinai, ir matė, kaip bendravo kariai su juo ir kokia buvo Jėzus reakcija. Galbūt taip pat jie girdėjo, kaip Jėzus kalbėjo su pilotu, ar netardamas buvo su Kajafu, ten taip toliau. Gal mes nežinom to aplinkybių, bet gali taip būti. Taip pat dar vienas atvejis. Uždėkime pirštą ir atsiverskime Evangeliją pagal Joną.
19 skyrių, prašau atsiverskime. 19 skyrių. Nuo 25 iki 27. Edmundo paprašysime. Jono 19 skyrius nuo 25 iki 27. Jono. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina Marija, Jokūbo žmona ir Marija. Pamatęs stovinčius savo motiną ir mokinį, kurį Jėzus tarė mokinį. Prieš tai tavo tarė mokinį, tai tavo mokinį. Tos valandos mokinys ėmė ją. Edmundai, jie buvo mirę, kai Jėzus kalbėjosi su jom. Ant kryžiaus jie jau buvo mirę. Tie plėšikai. Jie jau buvo išsekę krauju ir mirę. Kai Jėzus kalbėtų žodžius motinai. Ir jiems sulaužė kojas, nes jie gyvi buvo. Jėzus pirmas mirė. Tai ar jie girdėjo, ką kalbėjo Jėzus? Ar tai galėjo paliesti to antrojo plėšiko sąžinę? Kaip jis bendrauja su motina, kaip jis ją rūpinasi. Ir kaip pasakė savo draugų, pasirūpink mano mama. Mamai sako, štai tavo sūnus, kuris panešios tau, prižiūrės tave, paslaugys. Tai labai jaudina. Gal jis pradėjo galvoti apie savo motiną, apie savo artimuosius, kad jis toks niekšas, kad net nepaliko nieko. O jisai netgi ant kryžiaus būdamas, vietoj to, kad keiktų kitus, jis rodo meilę. Ir gal tai galėjo paliesti ir pergalvojo jisai viską ir galvojo, kaip sako Raimundas labai gerai, sąžinė pradėjo pasižinai veikti. Jis tai nieko blogo nepadarė. Nes jeigu santykiai geri yra šeimoje, tai dažniausiai ir jisai žmogus ir visur geras yra. Taip. Tai va matome, kas vyksta. Bet faktas yra toks, kad vieno iš dviejų plėšikų padėtis žemėje ir danguje nepasikeitė. Bet kito plėšiko padėtis žemėje nepasikeitė, nes jis mirė ant kryžiaus, bet pasikeitė paten padėtis danguje. Ir kaip pradžiai sakiau, kodėl ateina dvasininkai prieš mirtį? Kodėl tokia yra praktika? Mes po truputėlį einame ir kaip džiaugiuosi, kad tas žmogus prieš savo mirtį patyrė tokią progą, pažadą gauti apie tai, kad tu gyvensi amžinai. Amžinybė būsi. Tai yra, aš nežinau, bet prieš mirtį išgirsti nuo Mesijo tokius žodžius Dievo sūnaus. Nežinau, man atrodo, kad kiekvieno iš jūsų svajonė yra ir mano, kad jeigu susirgtume, ar pabaigos laikai pasakytų tau Jėzus, tu būsi su manim rojuje. Tai būtų kažkas tokio, wow. Taigi jis buvo palaimintas. Taigi išpažintis prieš Dievą gali nieko nekeisti žemėje tavo padėties. Nes, pavyzdžiui, atsitiko tai, kad tau teistumas gresia teisė. Dievas gali dėl tavo išpažinties nepakeisti situacijas, tu gali būti nuteistas ir toliau ten 5-10 metų. Pavyzdžiui, atsitiko skyrybos tavo šeimoje. Gali būti tai, kad tu gailėjai pasakyti Dievui, bet žmona pas tave negrįžta arba vyras pas tave negrįžta. Viskas. Nesikeičia šią žemėje tas dalykas, bet keičiasi danguje tavo statusas. Taip, tu buvai, pavyzdžiui, neištikimas antrai pusė, ar ne? Ir išsiskyrė dėl to. O tu sakai, Dieve, aš verki prie jo ir sakai, maldauji pasigailėjimo, nes, supratai, kad niekšybė padarėjai, paslydai silpnume, o tau antra pusė nekleido. Atsitiko taip, kad niekas negali pasikeisti, skyrybos yra skyrybos, baigta. Bet ten pasikeitė. Nes Dievas mato tavo ašaras, mato gailėjimąsi tavo. Tas pats ir žmogus, kiek adventistų įtiki kalėjimus ir jiems skiriama mirties bausmė, kurie įtiki tampa adventistais tikinčiais ir jiems vis tiek skiriama. Aš vieną filmą esu matęs biografinį, kur maniakas, serijinis maniakas Amerikoje, aš jį pavardį pamiršau, ir būtent pasitėjo adventistų tarnautojas, jis paliudėjo ir jis įtikėjo. Pakrikštas buvo, tapo adventistų ir jį vis tiek tenais į elektros kėdę pasodino. Darbo netektis gali būti, reputacija tavo gali būti ir prasta. Žmonės iki šiol gali kalbėti apie tai labai blogai, vadinti įvairiais žodžiais, bet tavo reikalas gal čia nesisprendė žemė, bet danguje įsisprendė. Gerai, bet dabar toks yra klausimėlis, pavyzdžiui, galite pasakyti, ką aš naujo galiu Dievui pasakyti. Jis viską žino. Ką man reikia sakyti? Jis neturi paslapčių, tai tiesa. Bet kam to reikia?
Kodėl reikia sakyti jam vis tiek savo tamsias paslaptis? Čia reikia tam, kuris sako. Tam pačiam. Būtent. Jo, taip. Tai klausimas liečia ne apie Dievą. Klausimas liečia apie tave, ką tu darai su savo tamsos paslaptimis. Dievui reikia žiūrėti Dievui svarbu tavo požiūris ir ką tu su to darai. Taigi klausimas ne Dievui, klausimas tau. Pačiu, kame reikalas. Tavo apsisprendimą. Teisingai. Štai kodėl ateina dvasininkas. Tai klausimas ne dėl to, sakoma ne dėl to, kad sužinotų Dievas. Teisingai jis jau žino. Taip. Bet dėl to, kad papultų pas Dievą. Taip. Visą tai. Kol nepasakyti, nepapuls pas Dievą. Kad sužinotum pats. Kol nepasakai, Ne, tai- irgi dar galvoji, dar visai gal, bet jeigu kalbėjau, jau kažkas tai jau tarsi. Tik išpažintos papuolai dangų. Principas. Tai. Nu, čia toksai dalykas, Dievas visas girdi maldas iš tikrųjų. Čia tik tais, kad, bet aišku, Dievui labai svarbu tavo požiūris į tai, ką tu padarei. Ir tavo požiūris į tą tavo niekšybę, tamsią paslaptį, kuri, arba, nebūtinai niekšybė, bet tamsi paslaptis, kur net nežino patys artimiausi, tik tu. Ir Dievui svarbu, ką tu apie tai galvoji. Nes jeigu tu nesuki galvos dėl tokių dalykų, nepasikeis tavo padėtis va štai ten. Nepasikeis. Bet jeigu tu išgyveni, Man dabar tokia mintis. Kaip Dievas tiki manimi. Aš pasakau, juk aš apsisukęs vėl galiu padaryti. tą patį. Ir paskui vėl atgailauti ir va Dievui tada vėl tik vėl jisai manim tiki. Jo, aš manau, kad Dievas turi to, ko neturi žmogus. Dievas, jisai, kai tu tai pasakai, Dievas sugeba pažiūrėti tavo ateitį, kaip tavo tas požiūris įsigyvendins ateityje. Ar tu rimtai tai žiūrėsi ir kovosi su savim. Mums žmonėm atrodo taip, tu tą patį darai, bet tu širdies nematai. Kokioj aš dvasiai tai darau, ar aš liūdnas tai darau, ar nusivylęs tai darau, ar iš silpnumo tai darau, ar aš tam pripažįstu, ar ne. Bet Dievas mato tą širdį, dėl to jis yra teisėjas. Kristus pat pasakė, nieko neteiskite, nes jūs esate tokie patys. Nesmerkite žmogaus, kad jisai niekam tikėsi, o prarastas dangus, kad jo padėtis pasikeitė danguje, arba nepasikeitė. Nespręskite to, Dievas viską žino. Bet dabar mes pasižiūrėjom istoriją, kuri gerai baigėsi vienam plėšikui. Bet pažiūrėkime dabar kitą istoriją. Atsiverskime Jozuės knygą, 7 skyrių. Jozuės knyga tai yra po Mozės 5 knygės, 7 skyrių. Taip. 7 skyrius. Prieš pradedant, pasakysiu įžangą tokią, kad 6 skyriuje buvo didinga izraelitų pergalė vedama Dievo prieš Megapolį, prieš didmiestį tokį, Jerichą. O 7 skyriuje buvo kova prieš bažnytkaimį. Ir gavo į kaulus taip stipriai, kad 36 izraelitai žuvo, kai tuo tarpu prieš Megapolį laimėjo. Taip, kad... Be kovos. Be kovos. O čia su kova gavo į kaulus prieš bažnytkaimį kažkokį kaimelį. Ir dabar Jozuė, būdamas vadas, jis sako, nesuprantu. Aš nesuprantu, kas pasidarė. Iki tol pas mūsų pergalės buvo. Nepraradome jokių žmonių. Dabar prieš kaimiečius gavome į kaulus. Kas čia nutiko dabar? Dieve, paaiškink man. Argi mes neiname teisingo keliu? Argi mes nepaklūstame tau? Dievas sako, aš žinau žmogų, kuris nepaklūso man ir tokiu būdu atnešė prakeikimą. Aš žinau, sako. Žinau tai. Tablo gabalas. Bet kas atsitiko? 7 skyrius 6 eilutę paskaitykime. Raimondai, paskaityk 6 eilutę. Tada Jozuė persiplėšė drabužius. Izraelio seniūnai ėjo kniūbsti žemėje galvas akro priešais viešpaties kryžių. Taip, Dievas tai matė, kaip išgyveno. Jiegi nekalti yra. Bet Dievas žino, kad jeigu prasideda puvimas kažkur tai žinokite, visas obuolys supus. Jeigu pa žmogų pūna kaulas, žinokite, bus problemos, infekcija ir taip toliau. Turi būti tvarka. Ir Dievas pasakė, kad yra vienas žmogus ir nurodė procedūrą. Ir jisai pasakė taip, yra 12 Izraelio giminių Dievo tauta. Tada sako,
kai buvo procedūra, sako, Dievas nurodė Judo giminę, Judo giminiai parodė Zeracho giminę, Zeracho giminiai Sabdžio šeimą, po to Sabdžio šeimoje Karmio šeimą ir Karmio šeimoje parodė Ahano šeimą ir Ahaną įskyrė. Procedūra. Aš skaičiavau, tai buvo 5 sluoksniai. 5 sluoksniai. Reikėjo po vieną plėšti. Bet jeigu yra taip, svagūno metodas, ne, vieną sluoksnį atplėši, tai reiškia, kad yra čia Izraelis, atplėšė. Judo giminė, sako Dievas. Bet Judo giminė yra 100 000 žmonių. Tada Dievas parodė, toliau. Zeracho giminė, gentis. Po to Sabdžio šeima, Karmio šeima ir galiausiai Ahano. Klausimas, kurį keliu, kodėl Dievas nepadarė taip, kad iš karto Ahano šeima. Kodėl reikėjo 5 sluoksnių, o ne vieną. Kada įstėtinais sustoja, atsistoja prieš Mozę, tada tu ataišinka, vėl atsistoja kiti ataišinka, ir tas nusikaltėlis žiūri šitą, kaip eina visi. Ir mato, kad atėjo jo giminaitis, jo visą čia jo, tai manau tikrai galimybė jam pasakyti, atleis Dievą šitą. Teisingai, Titai. 5. Geras pastebėjimas. Labai gerai. Aš irgi apie tą patį mačiau. Dievas norėjo parodyti tai. Laiką davė, ne? Taip, teisingai. Dievas norėjo parodyti tai, kad aš žinau didelius dalykus. Žinau, kaip visą Izraelį. Rankui. Bet aš žinau taip pat ir pavienių žmogų Izraelį. Vieną. Jisai parodė, kad aš galiu čia matyti problemas, bet galiu ir pačioje smulkmeną kažkokį toj didžioj tautoj pamatyti. Ir antras dalykas, kad žmogui suteiktų šansą. Bet kaip tas šansas reiškiasi? Niekas nežinojo, kas jis. Niekas. Ne Jozuė nežinojo. Niekas. Tik Dievas. Bet tas žmogus Ahanas, jis žinojo pasakmes, bet nesirodo. Ir Dievas sako, prieš visus, tas žmogus yra, ir tas Ahanas, stovi, jisai, žinai, iš Judo giminės. Jisai iš Judo, žinai. Dievas pataikė. Ir dabar supranti, jisai ir bijo žengti, nepatogu, ką giminė pasakys, gėda, žinai, ir čia, o gal neatspės, gal praeis pro šalį, gal išvengs pasiekmės. Ar taip nėra mūsų gyvenime? Ar tai nėra su žmogumi taip? Gal praeis, gal susitvarkys, aš toliau tęsiu tos dalykus, ramiai savo, gal neišeis Ila iš maišo. Mėlėjai, Ila visada išeina iš maišo. Kodėl? Nes žmogus sugeba nuslėpti, bet Dievas sugeba viską atskleisti. Taigi, kai jisai tylėjo, Ahanas, jam buvo šansas. Tada Dievas ėmė skatinti jį ir nurodo giminės medį. Aš dabar jums noriu parodyti giminės medį. Čia yra, įsivaizduokite, medis ir čia yra 12 šakų, 6. Čia yra Izraelio medis. Ir Dievas sako, kadangi Judas buvo 4. sūnus, 4. šaka, ir Dievas sako, jis yra iš Judo giminės, reiškia 4. šaka. Po to jisai sako, yra Zeracho giminė. Įsivaizduokit, kai pasakė Judą ir pasakė Zeracho, Ahanas turėjo pagalvoti. Jis vardė mano prosenelį. Vardė. Reiškia, eina link jo. Ir Dievas dar neskuba sakyti toliau. Duoda galimybę žmogui, tu išeik į priekį. Dievas nori, kad žmogus išpažintų ne kai jį demaskuoja, o kai jisai savanoriškai išeina. Jeigu jūs atsiverstumėte Kunigų 1 skyrių, pamatytumėte, kad kokia Dievo mieliausia yra auka. Savanoriška auka. Kunigų knygų pasakyta. Kai žmogus pats, ne dėl to, kad jam pasakė aukoti avinėlį, bet jisai pats nusprendžia aukoti avinėlį. Jam mieliausia ta auka. Todėl Dievas nori, kad jisai pats žengtų, dar nepriartėjus prie to. Gerai, tada Dievas sako, Zabdžio gentis. Eina savo, čia mano senelis, Sabdis. Senelis. Ir pradeda galvoti, tie artimieji, žinai, čia dabar yra mūsų giminė, jau kiti atkrenta, lieka ta giminė. Ir kaip pasakė, kad tai yra Karmio šeima, Ahanas pamatė, kad jau tėvą jo palėtė. Tėvo, kad artimieji šeima.
Kodėl Achanas neišėjo? Ar jis tikėjosi, kad nepataikys? Ir dabar tie jo broliai, jo seseris Achano pradėjo galvoti, nesupratau. Kaip čia, kažkas iš mūsų? Tai paskutinės šansas buvo. Ir galiausiai Dievas pasakė, Achano šeima. Achanas. Nagi, ir dabar žiūrėkit, Dievas mato visą Izraelį. Va, visas medis, genealogijos medis. Mano uošvinė turi genealogijos medį pasikabinus. Ir ten yra ir Edmondo nuotrauka, yra ir Gintaro, ir Vilmos. Iš Edmondo šaka eina, yra ten Jolita, Raimondas, Diana yra šaka. Pas Gintarą jo vaikai, pas Vilmą, Rebekos sestrė, ta šaka. Ir įsivaizduokite, parodė tą šaką, būtent Achaono šaką. Ir sako, va, tame visame genealogijos medyje Dievas sako, štai, čia. Ir ką norėčiau pasakyti, mėlėjai, Dievas tiksliai gali pasakyti, kur tavo problema ir kur yra tikrai nelaimė. Ir jam tai nesunku. Jis gali visą tą prižiūrėti, bet gali ir smulkmeną prižiūrėti. Taigi, jis matė, kad Dievas artėja prie jo žingsnis po žingsnio. Dievas skatina jį išeiti pačiam, o ne dėl demaskavimo. Ir dabar atsiverskime Jozuės 7 skyrių. Paskaitykime toliau, kas nutiko nuo 18 eilutės. Nuo 18 iki 21. Arabelą prašyčiau. Liepė priartėti visiems jo namų vyrams ir panurodyti Zerachą sūnaus, Zabdžio sūnaus, Karmio sūnaus, Achano iš Judo giminės. Jozė sakė Achanui, mano sūnau, garbę, bei pripažink jam, kad pasakyk man, darėjai. Tiek mano. Sakė Jozė, iš tiesų aš nusidėliu Dievą, darydamas tai ir tai. Tačiau tarp daiktų apsiausta į 100 šekelių sidabro ir gabalą, derinti 5 šekelių. Aš jų užsėdžiau ir visą užkasą žemę. Ačiū. Gerai, toliau nuo 22 iki 26. Marius, gal tada paskaityk, prašau. Nuo 22 iki 26. Jozuės siunčiami pasiuntinėjimai skubėjo į Achano palapinę. Tai visa buvo užkasta palapinėje su sidabro kosta. Paėmė iš palapinės, jie atnešė jos pas Jozuę. Visus padėjo viešpatį. Tada Jozuė, visas Izraelis, su juo paėmė Zeracho sūnų Achaną, sidabrą, skraistę ir auksą, jos sūnus jaučius asilus ir avis, palapinę bei visą, ką jis turėjo, ir nuvedė Achanas. Kokią nelaimę mums užtraukė, tarė Jozuė. Jiem viešpats užtraukė nelaimę tau. Visas Izraelis užmušė akmenimis. Sudegino juos, įmetė ir metė juos akmenis. Ačiū. Ai, dar 26. Ai, ne, bendrai jo, sukrovė didelį akmenų krūvą ir iki šiol yra. Bet tai kaip čia, jie sudegino juos, o paskiau mėtė akmenimis. Nu, čia taip yra. Parašyta, kad pirmą. Tai sako, sukrovė didelę krūvą paskui. Nu, iš tų akmenų tenais, primėtyta. Daug žmonių buvo. Matote, kodėl sudegino jo artimuosius? Va, man iš karto klausia. Kodėl sudegino? Pažiūrėkit, 22 eilutė. Ne, palaukit, va. Va, žiūrėkit. 21 eilutė, paskutinį sakinį, paskaitykit. Visa užkasiau žemę savo. Stop. Kas yra palapinė? Tai jo namai. O kas vyksta namuose užkasti? Tai žinai. Tai va, manoma, tikimasi, aš nežinau, tikiu, kad žinojo artimieji. Jo. Namai, nuo namų, žinai, namuose vyksta įvairius dalykai, ką žinom tik mes. Bet ar Achanas turėjo galimybę savo šeimos gyvybę išgelbėti? Turėjo. Todėl, mėlėjai, žinokite, laikyti savo principų, kur yra nuodėminga, gali sukelti pavojų mirtiną, tragišką ne tik tau, bet ir tavo šeimai. Todėl, kad jeigu šeima pradės pritarti, formuosis jų požiūris į nuodėmę.
formuosis jų požiūris į nuodėmę, ko pasekoje jų ateityje laukia labai sunkus gyvenimas ir nuodėmingas gyvenimas. Bet jeigu tu skatinsi elgtis dorai, skatinsi elgtis dievotai, šventai, tai tavo šeimai bus pasiekmė tokia, kad jie irgi savo ateityje darys teisingus sprendimus savo gyvenime ir tai atnešim palaimą. Tu rizikuoji prarasti savo šeimos gerovę, ne tik savo. Kaip svarbu, kad tai, kas vyksta palapinė tavo, vyktų tai, kas yra šventa, o ne tai, kas nešventa. Taigi, klausimas, ar pasikeitė Achano padėtis po jo išpažinties žemėje? Ar pasikeitė jo padėtis žemėje po jo išpažinties? Ar pasikeitė danguje? Iš kur tai žinot? Manau, kad jau per vėlu buvo. Todėl yra gerai. Pateikite argumentus, kodėl galėjo nepasikeisti jo danguje. Mes neteisime jo, bet argumentais galim dalintis. Nes... Niuansas. Jo, nepripažįsti. Todėl, kad Dievas jam buvo davęs laiko. Kaip vaiką pagaunė, jisai dar galvoja, gal susuk, Taip. Taip. Dievas jam davė progą išeiti atgailos vedamas. Bet jis neišėjo. Vadinasi, jam rūpėjo labiau savi interesai, galėjai baimė, kitaip sakant, atgailos noras, pripažinimas turi būti stipresnis už baimę. Žengti žingsnį, prisipažinti. Turi būti stipresnis, nes baimė užmuš žmogų. Jis gal bijojo, gal nedrįso, gal jam gėda buvo, bet tie dalykai neturi būti aukščiau už tavo norą žengti žingsnį. Todėl, kad tas žengimas žingsnio galėjo tau atnešti kitokias pasiekmes nebūtinai čia, žemėje, bet ten. Jis galbūt, žmonės būtų neatleidę jam. Žmonės būtų jį sumėti vis tiek sudeginę jį. Bet galėjo jis būti pakeistas danguje. Dabar paskaitykime vieną labai įdomų tekstą, kurį taip pat jūs nesat pastebėję. Arūnai. Bet, žiūrėkime dabar. Bet aš norėčiau, kad paskaitytų tą vertimą kitokį, vat kur Edmundas skaitė. Turiu visus. Gerai, Kosto Burbulio. Jobo 33. Kosto Burbulio 33 skyrius, Jobo 33 skyrius nuo 27 iki 30, prašau. Eilutės pakartos. Nuo 27 iki 30, 33 skyrius. Burbulio nori? Jo. Eilutės vėl panašauja. 33 skyrius nuo 27 iki 30. Gerai. Jis žiūrės į žmonės ir sakys, buvau nusidėjęs ir nukrypęs nuo tiesos, bet man už tai neatlyginau. Jis išgelbės jo sielą iš duobės ir jis gyvendamas matys šviesą. Dabar. Dievas visą tai kartuoja žmogui 2 ar 3 kartus, norėdamas išgelbėti jo sielą, kad jis matytų šviesą ir gyventų. Jobai tylėk. Viskas, ačiū. 30. Matot, kas pasakyta tą paskutinį eilutę, kaip Kostas Burbulis išvertė labai gerai. Dievas man kalba 2-3 kartus, norėdamas mane išgelbėti. 2-3 kartus. Jam pasakė 5 kartus. Atsiprašau, čia man įsijungė tas pamokslauti, dvasia tokia, žinai. Atsiprašau, truputėlį. 5 kartai, ne 2 ar 3. Kodėl? Todėl, kad čia buvo labai sudėtinga situacija. Kuo didesnė situacija, tuo Dievas leidžia biškį daugiau pasakyti. Jeigu ne tokia didelė, jisai gali ištektų 1 arba 2, 3 gal. Bet mano Achonas turėjo tikrai puikią galimybę. Ir man tai atskleidžia Dievo gerumą, mėlyje. Atskleidžia, kokį mes Dievą tikime. Koks jis yra geras, koks jis yra kantrus. Ir jeigu jūs netikit manim, atsiverskite 2 Petro laišką ir paskaitykite apie Dievo charakterį, tuo klausimu. 2 Petro laiškas, 3 skyrius. Ir 9 eilutė. Vilmutė. Nereikia Burbulio čia. 2 Petro 3:9. Viešpats negaišta ištesėti pažadą, kaip kai kurie mano, o kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Manote, kad ir nenorėjo, kad Achanas gyventų Dievas?
Sako, jisai kantrus. Jis nenori, kad bent vienas pražūtų. Tai va. Mėlyje, Dievas bando mums suklostyti aplinkybės atgailai. Jeigu jau šventosios dvasios žmogus jau nebepriima, tai bent aplinkybės jis suklosto tokias, kur vestų į pamastymą, ką tu darai. Pripažink. Atsiprašau, galima? Taip. Kanas matyt galvojo, kad nebus tokio žiaurios pasiekmės. Ne, žinojo. Jo, atsiverskim. Tai jisai tikėjosi, kad nebus tokios. O kad pagal tai, kad jis taip tikėjosi, tai reiškia jo tiesiog aplaidumą, sakyčiau. Nes visam tautos auklėjime ir buvo tas dalykas, kad už tokius dalykus būdavo labai griežtai nubaudžiama. Bet jis, kadangi ten nekreipė dėmesio, galvo, čia gal kažkaip praslysiu, gal dar kitos mažus. Nebus taip griežtai, tai rodo jo aplaidumą, aš galvoju. Va, žiūrėk. Jozuė 6 skyrius 18 eilutė ir 19 paskaitykime, ką Dievas pasakė. Dievo nurodymai kokie buvo. 6 skyrius paskaitykim, Rebekutė, nuo 18 iki 19. Nelieskite sunaikinti skirtų daiktų, kad patys nebūtumėte skirti sunaikinti. Va. Paimdami bet ką iš to, kas skirta sunaikinti, padarysite Izraelio stovyklą sunaikinti skirtų daiktų. Ištrauksite jai nelaimę. Visas sidabras ir auksas, daiktai iš vario ir geležies yra šventi viešpačiui. Jie bus padėti į viešpaties vietą. Ir 7 skyrius 1 eilutė. Bet izraelitai sulaužė įsakymą dėl sunaikinti skirtų daiktų. Zeracho sūnaus Dabdžios sūnaus Karmio sūnus Achanas iš Judo giminės pasiėmė kai ką iš sunaikinti skirtų daiktų. Užtat viešpats užsidegė pykčiu ant Izraelitų. Jo, tai va, matote, Dievas buvo pasakęs, Achanas žinojo pasiekmes, sunaikintas būsi. Jeigu paimsi, būsi sunaikintas. Tai va, tai kągi mes atėjom į pabaigą ir taigi Dievas sudaro aplinkybės atgailai savanoriškai atgailai, o ne kad demaskuoti tiktais. Bet jeigu tu uždelsi atgailai, pripažinimui, išpažinčiai, gausis taip, kad tu tik tai pasakai, kai demaskavimas. Pasakykite, kai esi demaskuojamas pavėluota atgaila, koks dar žmogus pagarsėjęs to Biblijoje yra? Kai jau pavėluota atgaila ir, Judas, taip. Judas jisai pasikorė, dar netgi nematęs Jėzos mirties ant kryžiaus. Dar net neįvykus Jėzos mirčiai ant kryžiaus. tą pačią dieną. Ir įsivaizduokit, jie veda Kristų kryžiuoti, o Judas tenais jau kabo ant šakos. Kokia liūdna situacija. Taigi, štai kodėl, mėlyjeji, yra tokia praktika daroma, kad dvasininkas apsilanko pas mirčiai nuteistą žmogų, kad suteiktų jam šansą. Tai yra atsakytas klausimas. Ir dabar Dievas aplanko ne tik mirtininkus, bet aplanko kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Jeigu mato, kad mes gyvenam nuodėmiai, tamsumoje, ir mato, kad reikia pakeisti tavo padėtį danguje, nes dabar yra tokia, kad nėra tavęs gyvenimo knygoje, Dievas viską padarys 2-3 kartus, tau kalbės. Jeigu tu bandysi dar atstumti, jis dar duos šansą 3, 4, 5 kartą, bet tada vėliau gausis tai, kad tu pripažinsi, bet jau bus nesavanoriškai, bet todėl, kad sužinojo tavo giminė, sužinojo bažnyčia, sužinojo ten žiniasklaida, sužinojo tenais tie programuotojai ir tau gėda pasidarė, sakai, Dieve, atleisk man, aš čia prisidirbau, gelbėk mane. Tugi žinojai, aš tau daviau šansą. O dabar pas tavė yra tai, kad tu demaskuotas esi. Bet ne todėl, kad tu nori dabar. Todėl tavo nepasikeitė padėtis danguje. Kaip ir čia. Bet būna taip, kad, žinokit, pasikeičia žemėje. Jeigu smulkmena kažkokia yra, Dievas gali palaiminti tave, susitaiko žmona su vyru. Išlaiko tavo darbdavys, tą darbovietėje tave. Būna taip, kada tikrai pasveiksti nuo ligos,
Būna, kada Dievas pakeičia tavo lemtį čia žemėje. Būna. Bet su sunkesniais atvejais dažniausiai ne. Tai va, tai aš norim palinkėti ramybės, apmąstymų, Dievo palaimų. Ir tikiuosi, kad jūsų padėtis danguje bus tokia. Šitas žmogus gyvens su manimi amžinai. Linkiu jums viso to.